apsidairęs, kad yra saugu, važiuoju į kairę. Sankaba iki dugno, nuimtas gazas, antra pavara, švelniai leidžiu sankabą, vėl gazuoju. Vėlgi važiuoju tik su antra pavara, nes čia galimi visokie netikėtumai. Toliau rodome dešininį, pristabdom stabdžių, matomumą užstoja autobusas įminus sankabą, pirma pavara praleidžia autobusą. Taip, sustoti reiktų taip, kad bent jau automobilis kiek įmanoma būtų toliau už perėjos, prasme, kad ne ant perėjos. Sankaba iki dugno ir antra pavara, švelniai leidžiu sankabą ir ramiai važiuoju. Aha, gazuoju ir vėl sankaba iki dugno, trečia pavara. Grįžo ranka, švelniai leidžiu sankabą, gazuoju. Priekyje matau kliūtis, greitis 48, bet gali būti ir sukančių į kairę. Reiškia, abi dvi juostos kaip ir užimtos, kol kas važiuoju pirmoj, toliau rodau kairinį, veidrodėlis galva per petį, o ne, čia neaiški situacija. Veidrodėlis galva per petį, mūsų greičiai buvo vienodi, reiškia, užkišimo nebuvo. Ledo bala per visą kelią, stengtis nedaryti staigių judesių, švelniai pristabdau, nes nematau pėsčiųjų perėjos, bet labai švelniai pristabdau, pėsčiųjų perėja tuščia, į jas negalima nekreipti dėmesio, nes tai kainuoja skaudžiai, daug kainuoja, vėl pasižiūriu pėsčiųjų perėją, atrodo, kad tuščia, nes daug perėjų vis tik užstoja automobilį ir matomas nėra labai geras, vėl keliu greitį iki 48. Šviesoforo žalia šviesa, bet neaišku, ar spėsim, tai važiuoju su atsarga, kad nesiblaškydamas, kad galėčiau sustoti, jeigu prireiktų. Stabdžiu pristabdau, sankaba iki dugno, sustoju taip, kad nekirsti stop linijos, bet atstumas, kad iki jos būtų nedaugiau 1 metro. Sustoju, turiu 4 sekundės, laisva pavara, ranka ant vairo, sankaba atleista. Į 4 sekundės manau, kad tilpau. Stabdį galima arba laikyti paspaudus, kad mašina neriedėtų, arba mėginu atleisti ir žiūriu, ar automobilis riedės ar neriedės. Ne, nerieda, reiškia, nėra prasmės laikyti stabdžiai mintų. Laukiam, kol bus žalia. Taip, turiu įtarimų, kad neužilgo gali būti paduota žalia. Įminu sankabą, pasiruošiu pirmą pavarą, ranka grįžo. Taip, gazuoju, pasikeliu sukius ir laikau pakeltus iš anksto. Nieko baisaus, pasiruošiu iš anksto. Taip. Ir švelniai atleidinėjau sankabą. Sūkiai apie 2000, sankabą atleista švelniai su išlaikymu. Švelniai atleidžiu sankabą, gazuoju, vėl keliu greitį. Sankaba iki dugno, nuimtas gazas, trečia, švelniai atleidžiu sankabą ir ramiai važiuoju. Kadangi pirma juosta užimta, važiuoju antroje juostoje. Čia vėlgi visur galimi egzaminų maršrutai, galimos egzaminų gatvės. Ir toliau čia važiuosim į keletą tokių ganėtinai kvailų situacijų. Nu, šuniukas visai neskuba, tiek to spėjo, viskas gerai. Teko biškį pristabdyti, jis pažeidė eismo taisyklės. Privertė mane stabdyti šuniukas. Kai šuniukai pažeidinėja taisyklės, tai dar nieko, va kai asilai pažeidinėja taisyklės, va tada jau blogai. Taip, užimta juosta, rodau kairinį, veidrodėlis galva per petį. Gerai, išjungtas posūkis. Persirikiam, dabar taip, mums reikės važiuoti į kairę. Važiuoti į kairę, viskas labai gerai. Pristabdom stabdžiu, sankaba iki dugno antra pavara, bet dabar žiūrėkit, ar čia yra ženklas plyta, kuris man draustų durti tiesiai, priešais. Ženklo nėra, nu aišku, čia kol kas matosi linijos, šiek tiek matosi, bet pavasarį jų nebus ir čia tikrai galima pasiklysti ir nuvažiuoti prieš eismą, čia būtinai turėtų stovėti plyta. Toliau, kadangi suksim į kairę, aišku, iš anksto turėjo būti įjungtas kairinis. Be abejo, aš čia užsikalbėjęs už savo kairinį gavau klaidą. Už ką klaidą? Posūkis turėjo būti įjungtas anksčiau, negu pradėjau stabdyti. O šiuo atveju
įjungiau posūkį, tik jau pilnai sustojęs. Reiškia, tokiu atveju jau kaip ir sakau, nuoseklumo nebuvimas, veiksmų eiliškumo nebuvimas, jau turiu teisę gauti klaidą egzamino metu. Toliau, čia vieta labai kvaila, nes taip, sankaba, pirma pavara, gazuoju, švelniai judu, nes aš dabar važiuoju grinai prieš eismą. Taip, atrodo, tai yra proga dingti, bet čia tikrai žiauriai pavojinga situacija ir jeigu pasitaiko čia per egzaminą, tai tik laimės dalykas, kadangi jokių kitų variantų nėra. Jeigu tuščia, tai gerai, jeigu ne, situacija gali būti labai kvaila, kadangi. Taip, pėsčiųjų perėją gal pristabdom, praleisim pėsčiąją, įminam sankabą iki dugno, sustojam praleisti. Netgi 2 pėstieji susirinko, kol sustojam. Taip, pasidarom pirmą pavarą, gazuojam, švelniai atleidinėjam sankabą, gazuojam daugiau, sankabą iki dugno ir antrą švelniai atleidžiu sankabą. Ir sankabą iki dugno, nuimtas gazas, ramiai trečia pavara, švelniai atleidžiu ir gazuojam. Greitį link 48, bet saugausi, kad neišbėgtų žmonių iš anos pusės, nes tai yra tikrai realus pavojus. Tikrai realus pavojus. Taip, pėsčiųjų perėja čia yra labai plati. Žiūriu nuo pat tolimojo krašto iki čia, kad būtų viskas tuščia. Taip, greitį darau link 48, bet šita juosta pradžiūvus, šoninės, abi 2 juostos, dar pakankamai drėgnos. Taip, čia jiem trikampis, jie privalo mane praleisti, greitis link 48. Toliau, čia yra šiokia tokia nesąmonė, ženklas 60, gerai, gazuoju iki 55, kadangi čia yra 60, viskas tvarkoj. O kaip jums atrodo, ar šitą sankryžą panaikina ženklo 60 galiojimą? Aš privalau spirti per stabdį ir mažinti iki 48. Bet su ženklu čia yra negerai, nes arba jis turi būti po kiekvienos sankryžos sukabintas, arba jis turi būti sukabintas po kiekvienos sankryžos, arba tada iš vis nereikia to ženklo, ta prasme, kuris klaidina. Taip, ramiai važiuojam, greitis apie 48, važiuosim tiesiai, kadangi šiaip čia 50 yra. Toliau matosi ženklas 70. Nu va tai atsigausim, nu va tai pasiganysim. 70. Gerai. Nuo ženklo pradedu gazuoti, keliu greitį. Taip. Jungiu 4 pavarą, gazuoju, va 65 jau yra ir vėl beprotiškai spiriu per stabdį, kadangi čia yra sankryžas, ženklas duoti kelią ir greitis 70 yra panaikinamas. Kadangi vėlgi sankryžas, ženklas duoti kelią, greitis vėl tik 48. Čia savotiška situacija. Aš siūlyčiau to ženklų 60-70 nekreipti jokio dėmesio ir važiuoti 48, tai būtų žymiai protingiau. Toliau, suksime į kairę. Rodom kairinį, veidrodėlis, galva per petį ir šitas ženklas rodo, kad aš čia turbūt pirmam keliukė suksiu į kairę. Pristabdau, sankaba iki dugno, antra pavara, viskas tvarkoj. Pamėginu sukti ir pamatau plytą. Plytą, reiškia, aš būčiau gavęs į kaktą. Gerai, reiškia, suksime už degalinės. Prie degalinės mėginsim apsisukti. Taip, rodau kairinį, dabar galim persirikiuoti į dešinę juostą, kadangi ženklas leidžia sukti kairį ir iš dešinės. Taip, pasidairau, jeigu tuščia, visiškai tuščia, važiuoju, iš karto pataikau kuo dešiniau. Taip, posūkis išjungtas, sankaba iki dugno, trečia pavara, kadangi čia nėra eismo ratų, tai išvažiuodamas nerodau, ženklas 70, vėl gazuoju, keliu greitį. Ne, aš jau pasimokiau ir nebekeliu, važiuoju 48, kadangi už kelių metrų matosi sankryža, kuri šitą ženklą panaikins. Prašau, ženklas trikampis duoti kelią, konkreti sankryža, greitis 50, reiškia važiuojam 48, žodžiu. Ne visada galima tikėti ir ženklais, visada reikia šalia ženklų ir situacijos dar turėti ir sveiko proto pamąstymui, kad kokia čia ta situacija gali. Toliau, priekyje matau kliūtį stovinčią, pakankamai stambę kliūtį, reikės galvoti apie persirikiavimą. Bet aišku, nesuklaidint kažko kito. Gerai, rodau kairinį, žiūri veidrodėlis galva per petį, taksi mane praleidžia, viskas tvarkoja, rodau dešininį, žiūri veidrodėlį dešinį, grįžtu iš karto dar iki ištisinės ir greitis 48, ženklų 60, nekreipiu jokio dėmesio.
stabdom stabdžiu, nes čia pėsčiasis jis turbūt nelabai žino, ką čia daro, paeina tai pirmin, tai atgal, dabar bėgioja, viskas gerai, gazuojam, švelniai atlinijam sankabą, išlaikom. Taip, ir vėl sankabą iki dugno, antra pavara. Švelniai leidžiu sankabą, gazuoju, vėl sankabą iki dugno, nuimtas gazas, trečia pavara. Švelniai leidžiu sankabą, gazuoju, greitis 48, va, pasidariau per keletą sekundžių greitį 48 ir važiuoju, jokių problemų. Toliau, pėstieji, ar jie čia visur perėjo? Nu, ne, čia ne pėstieji, čia reiktų kitą žodį pritaikyti, tą, kurį aš minėjau, kai blogai, kad jie nesilaiko taisyklių. Taip, perėja dar buvo visiškai tuščia, niekas nenulipęs.